Labą dieną. Pradėsim metod žvejybą. Šiandien atidarymas sezono. Man kiti jau gal senai užvauja. Mes pabandysim šiandien. Kaip mums seksis, to viską pamatysit. Arba seksis, arba nesiseks. Pirmas metimas. $50 metrų. Būtų galima daugiau, bet čia tos sektoriaus ribos tiesiog neleidžia, yra tam tikros taisyklės. Ir pažiūrėsim, ką mes čia, kaip mes čia. Šį kotelį reikia pasirinkti. O, viskas gerai. Nežinau, kaip mane matot, kaip mane girdit. Bet tikiuosi, viskas bus gerai. Laukiam kibimų. Šitas telkinys turi 8 sektorius. Šiuo metu aš pirmam. Principe visi sektoriai užimti. Vienas tik laisvas. Šiaip visi suvažiavo iš vakaro. Kai kas pagavo, kai kas nepagavo. Vienam krante priešais 4 sektoriai kol kas siekia veiksmo. Matau, kad nėra. Mano krante beveik tas pats. Vakar turėjo vyrukai po kelis kibimus. Bet vakar ir šio telkinio, kaip manoma, rekordas ištrauktas 19,5, kiek ten. Tai reiškia, žuvis juda, belieka tik tais gaudyti. Ką mes sugausim, nežinau, sunku prognozuoti, gal ir nieko. Bet aš galvoju, kad bus viskas gerai. Norėjau padaryti live transliaciją, bet kažkodėl nepasikeičiau instrukcijas. O, kibimą turim. Turim žuvį. Tiesioginiame eteryje. Turim žuvį. Taip, kad matot, su metodu ilgai laukti nereikėjo. Aš suprantu, kad čia ne karpis. Kažkokia nedidelė žuvytė. Ir matau, kad čia karosas. Argi tai tikrai karosas? Jo, karosas. Visai nemažas toks iš tikrųjų. Tuoj mes jį pasiimsim su seteliu. Opa. Į Europą. Nu, karosas. Opa. Turim karosą. To mes jį jums parodysim. Kažkaip tai. Atkabinsim ir parodysim karosą. Karosiuką. Nei mažas, nei didelis toks. Opa. Nu, tik pasifilmuok. Va. Turim tokį gražų karosiuką. Nu ir ką? Palinkėsim jam augti toliau ir mes jį paleidžiam į namus. Kaip matot, labai viskas greitai. Metod žvejyba to kitom ir ypatinga, kad
Jeigu tu viską gerai padarei, to kibimo laukti ilgai nereikės. Tuoj darysim permetimą ir lauksim naujo kibimo. Čia biškį prisivėlęs, viskas truputį ne savo vietose. Nu nieko, tuoj susitvarkysim. Gaudau peletėmis, kokiom. Aš jums tikrai nesakysiu. Jau nepykit. Ant plauko sistemos, kaip visuomet, boiliukas. Boiliuką toj parodysiu. Masalą, kurį dedu. Po užmetimo to jums viską parodysiu. Nusiskandinam lavą. Šiandien vėjas didelis. Aš vis bijau čia iš tikrųjų filmuoti, nes baisu, kad nepirstų man viso štatyvo. Baliukai štai tokie. Mano gero pažįstamo ir draugo Ginto. Ginto iš Panevėžio, kuris gamina Dipex jaukus. Tai ne reklama, tikrai geras produktas. Turiu aš jo daugiau gaminių. Čia šis naujiena. Reiškia, žuvis kimba. Aš labai perginu dėl kameros. Man atrodo, kad toj mes gaudysim ne žuvį, o kamerą. Jeigu jinai nukris, tai įrašų toliau nebebus. Būtų labai nesmagu. Nu ką, nusistatom laikrodį. Realiai mes sugavom žuvį per kelias minutės. O vėl kibimas. Ir vėl turim kibimą. Gal reikėjo pasireguliuoti kamerą, kad ir jūs matytumėt. Nu, aš po šio, jeigu bus kibimą, tai leido. Ir kas čia vyksta. Žuvis paleido masalą. Po šio metimo pasireguliuosiu filmavimo kampą ir pabandysim sureguliuoti taip, kad jūs matytumėt. O, kibimą turim. Ir turim žuvį. Turim žuvį. Šį kartą dar mažesnė. Ir atsikabino mums žuvis. Greičiausia tai buvo kokia kojytė, vadinama kojytė, nes jaučiau, kad tikrai nedidelė žuvelė. Dabar reikia pabandyti kamerą, pastatyti taip, kad jūs matytumėt ir matytumėt pačius kibimus, ne tik mane, į mane čia nėra ką žiūrėti. Taip. Pabandykim pasireguliuoti vaizdą. Taip. Sakykim, tegul būna taip. Opa. Opa. Europa. Darom staigiai dar vieną permetimą. Kol žuvis taške. Šiaip nejaukinau visiškai. Teisybę pasakius, vieną šėriklėlę buvo įmesta, bet ne tai, kad pajaukint, o kad pasitikslint,
distanciją. Vėl į taškelį viskas. Valą pasiskandinam. Šiandien labai didelis vėjas, kaip minėjau, todėl šiokių tokių nepatogumų mums čia sukelia. Bet tai niekur nedingsi. Taip, nusinulinam laikrodį, žiūrim, kiek laiko lauksim kibimo. Aš galvoju, kad 3 minučių laukti nereikės, aš taip galvoju, nežinau. Nes žuvis aktyvi, maitinas. Tik tais ne ta, kuri reiktų. Norėtųsi, aišku, karpio. Gal ir atplauks jisai. Gal nepasididžiuos. Nu, žiūrėsim. 34 sekundės kol kas praėjo po užmetimo tyla. Čia normalu. Geras laikas yra iki 2 minučių sulaukti kibimo. Tai labai geras laikas iš tikrųjų. Jau toks sportinis. Jeigu kas 2 minutės turėt po kibimą, kiekvieną žuvį realizuoti, tai viskas super. Tai biškį pasireguliuosim, gal čia matysim ir mane, ir meškerės galiuką. Biškį. Taip. Dar truputį apačią. Vat. Nežinau, ar matosi. Gal matysis kibimas. Filmuoju Full HD raiška. Ne 4K, pirmas bandymas, vėliau persijungsiu ant didelės raiškos. Ir gal, jeigu bus tokių kibimų, padarysiu live transliaciją, nes pajungt tiesioginę transliaciją ir sėdėt žiūrėti vandenį, manau, niekam nebūtų jokia akšina, man pačiam būtų nesmagu, todėl dabar įrašinėju ne tiesiogiai. Tiesiogiai, ta prasme, bet ne, kaip sakyt, angliškai nestreaminu. Taip, jau 2,5 minutės, kibimo nėra. Nu, lauksim iki 5, po 5 minučių darysim permetimą. Biškiukį pasidrėkinsiu jaukus. Saulė, vėjas labai viską greitai išgarina. Jaukai negali būti. Sausi, nes neis užmesti. Negali būti ir per daug sudrėkinti. Turi būti reikiamas konsistencijos, man sunku kalbėti. Aš dar ne visus žodžius ištariu. Dar vis pinas liežuvis. Nu nieko, gal viskas sutvarkys. Aš pasveiksiu ir bus viskas gerai. Tai laukiam dar kibimų. Trys minutės 40 sekundžių tyla. Už minutės darysim permetimą. Nu, labai stipriai kyla vėjas, aš labai pergyvenu dėl kameros, kaip čia mūsų nieks nenuverstų. Gal reikia padaryti kitaip. Pabandysim padaryti šiek tiek kitaip. Kamera stačiai.
Dabar, o taip, o taip. Gal tai bus geriau. Op. Artėja 5 minutė į pabaigą. Pagal viską turėčiau permest, bet dar šiek tiek palaukim. Kaip čia man padaryti, kad ir aš būčiau, kad ir jūsų gerai meškerės galiuką matytumėt. Tai pabandykim pertėti vieną kartą. Arba ne vieną kartą, o galime čia pasiartinti. Kažkodėl tai tyla. Tuoj padarysim permetimą. Gali būt tai, kad atplaukė didesnė žuvis. Gali toks būti variantas. Todėl mes tyliai greitai išsitraukiam savo numestą masalą ir pabandysim iš naujo viską. Metodo žvejyba yra greita. Tuom ir patinka, kad tau nereikia sėdėti kažką ten, galvot, kuom užsiimti. Tu tiesiog žuvauji. Ir kaip minėjau, jeigu viskas gerai padaryta pas tave, tai kibimų laukti ilgai nereikia. Skandinamės, valos, nes vėjas to išpučia didžiausią lanką ir tas nėra gerai. Statomės laikrodį iš naujo. Ir žiūrim, kiek laiko mums užtruks iki kibimo. Gal jo visai nebesulauksim, gal čia buvo vienintelė žuvis, pirmoji paskutinė, nes iš 8 sektorių vienas tik laisvas ir realiai nieks negaudo. Aišku, ten bičiukai gaudo karpį su karpinėm meškerėm ir jų kibimai taip greitai nepasireiškia kaip su metodu. O, kibimą turim. Jeigu matot, kibimas atvyksta, viskas gerai. Kiek čia praėjo? 41 sekundė iki kibimo. Dabar šiek tiek valą atleido. Čia gali būti labai panašu į karšį. Aš nenoriu dabar nieko dar daryti. Biškiuką paveršim. Šiek tiek pajudysim jį. Kažkas yra anam gale. Tuoj mes jį pasikelsim. Turim žuvį. Žuvis yra. Teisybę pasakius, tikrai labai nedidelė. Tai gali būti paprasčiausia kojelė. Taip ir yra. Taip ir yra, draugai. Tai ne ta žuvis, dėl kurios mes čia atvažiavom. Kaip ir minėjau. Ką padarysi? Nieko nepadarysi. Kimba ir tokias. Tai
Ops. Kur tu dabar čia taip? Slidai man iš rankų. Eik namo. Nu ką, dėsim jauką ir mesim iš naujo. Nu, aš neturiu netgi masalo. Ir masalas pasiliko dugne. Uždėsim tai. Kažką uždėsim. Nieko čia neišradinėjau. Aš dėsiu tą patį, ant kurio dabar ir kibo. Jeigu nekiptų, žinoma, aš čia paeksperimentuočiau. Bet jeigu žuvies yra, atsakas greitas, tai čia nėra kada laukt. Keiti, meti ir trauki vėl. Į tą patį taškiuką, viskas tvarkingai. Nusinulinam laikmatą ir laukiam kibimo. Labai supratau, kur mano biškį daiktų. Ai, radau. Norėtos parodyti karpį. Jeigu jis užkibs, tai mes jį parodysim. Šiandien labai vėjuota. O kibimą turim. Turim ir žuvį. Taip. Šį kartą taip pat labai nedidelė žuvelė. Jau iš karto pakyla į viršų, tai aš matau, kad ta pati kuoja. Tai reiks keisti masalą, nes čia su tom žudikiam tai terliotis visiškai nėra jokio noro. Reikia pabandyti kažką pakeisti. Pirmiausia, gal masalą pakeisim. O gal dar nekeisim. Nu, dar duodam šansą. Ta maža žuvis, kad susirinka, tai nėra blogai iš tikrųjų. Tai reiškia, kad kažkoks judesys yra ir tos stambės žuvis taip pat viską mato. Belieka tik jo sulaukti. Mes laiko turim. Jos taip pat turi laiką. Taip manau, ilgai čia nereikės laukti. Taip, nulinim. Laikmatis nustatytas iš naujo ir žiūrim, ką čia turim. Tai kaip ir minėjau, tam gėlių tvenkinys čia gaudama principų pagavai paleisk. Kiekvienais metais čia yra vis įleidžiama daug žuvies. Sąlyginai daug, nes galima daug prileisti, bet yra tam tikros ribos, kada, kaip sakyt, daug prileidus, tai jos neturės čia irgi ką valgyti. Bet čia gera yra
aš, kaip pasakyti, yra lydekų, yra karosų, yra didelių karšių. Visokios žuvies yra, žinoma, čia daugiausia visi važiuoja dėl karpių pagauti, pasigalinėti su karpiais. Bet to žuvies čia įvairovė nėra maža, girdėjau, kad netgi šamų yra ir gan nemažų turim kibimą, bet jau suprantu, kad ne tas kibimas, ne ta žuvis vėl nedidelė, reiks kažką daryti. Čia kojikės atsikabina, irgi labai gerai, kad atsikabina. Reikia keisti masalą. Dabar tikrai keisim kardinaliai viską. Nes čia jokio džiaugsmo man jos nesuteikia. Pabandysim kažką tokį. Ką čia tokį tokį. Aš nenoriu komentuoti, ką aš dedu ant plauko sistemos, nes tai gali nuskambėti kaip reklama. Šitų produktų nereklamuoju. Turiu įsigijęs laiko ir patirties, visus išbandytus, patikimus, ir tai dar nieko nereiškia, kartais jų irgi nepagauni. Žuvis tom ir įdomi, kad atrodo, tai apie ją viską žinai, pasirodo. Visai ne viską. Šiek tiek užmečiau kairę specialiai, nes kartais geriau taškelį pakeisti, ne tik masalą. Gal sulauksim to, ko mes čia atvažiavom. Šiaip tas rinkinys toks daugiau naktinis, čia tų karpių daugiausia pagaunama naktį. Dieną čia retai būna tokių, kad prigaudytum 5-6 kibimus. Bet būna. Būna dienų, būna mėnesis, kada kimba ir dieną jie čia. Bet šiaip vakarėjant ir per naktį. Ryte dar ką pagauni ir gali ilsėtis. Dabar tvenkinys taip pat užpresinguotas visas, sakykime, laisvų vietų nėra, žuvis, turim kibimą, bet vėl aš matau pagal meškerės galūnę, kad tai turim kojikę. Teks kažką vėl sumastyti, nes čia jų gaudyti visiškai neįdomu. Jau pakibus ten, ko gero. Čia nieko nesimato. Gerai, stabdau transliaciją, pastatysiu kitaip kamerą, padarysim didesnę raišką ir pratęsim.